Tiems, kas mane reguliariai seka ir žiūri, ką aš čia darau, tai update'as. Apsirgau biškį, šią savaitę apsirgau. Tai tą, ką buvau suplanavęs filmuoti, nesigavo. Teko atidėti kitam kartui, bet jau sveikstu, tai viskas gerai. Tai galvoju, apžvelgsiu, kaip man sekasi šitą challenge vykdyti. Nes tiems, kas mane žiūri nuo pradžių, tai atsimena, kad prieš 19 savaičių, liktais birželio 17, jeigu gerai pamenu, pradėjau metus laiko kelt į šito YouTube kanalą kas savaitę po video. Prasižiūrėjau biškį savo kanalo statistiką, kaip man čia sekės. Per 19 savaičių surinkau 11 910 peržiūrų. Oho, nu kaip man tai čia daug. Ir užaugo 116 naujų prenumeratorių per 19 video, per 19 savaičių. Kas yra kiek mėnesių? Per 4 mėnesius kažkur. 116 prenumeratorių. Tai dabar bendroji sumoji yra 241, kai dabar filmuoju. Kai pradėjau šitą challenge, tai kaip ir tikėjausi, kad bus sunku. Dėl to, kad aš jį pradėjau tik tais tada, kai aš jau turėjau 4 video užsifilmavęs į priekį. Kad jeigu darbai iškris ar kažkas, kad turėčiau ką įkelt. Bet galas taip, kad jie labai greit baigėsi. Ir kuris laikas jau tenka filmuoti grinai tą pačią savaitę, kaip jūs ir matėte. Šitas video realiai dabar yra filmuojamas sekmadienį, spalio 27. Ir jis išeis rytoj. Su vienu draugu šnekėjau, tai sakė, kad tipo respektas už šitą challenge, nes labai treniruoji savo kūrybinį raumenį kažką įkelt ir tą discipliną kūrybinę. Tai kaip ir veikia. Nes dar kol kas 20 šitas video ir dar kol kas nei savaitės nepraleidau. Tai visai tas cool. Ką pastebėjau po 19 videkų, kad labiau stebiu ir skanuoju, kas galėtų būti videkas iš to. Nes dabar kiek jau esu prikėlęs, tai daug buvo tų dalykų, kur žinau, kad kažkur turėsiu varyti, ar į Comedy Festą, ar ten stand-upinti į įmonės renginį. Aš jau matau, kad bandau bent jau iš to pasidaryti videką savo, išpumpuoti iš to kontentą kažkokį, papasakoti istoriją apie tai. Ir visai smagiai įdomiai gaunas tą sulipdyti. Ir tipo įkelt no matter what ir nenusišnekėti. Aš žinau, kad tu žiūri, šitas pudelis yra mano mėgstamiausias. Ir labai palengvina darbą, prisijungia Mindaugas Černiauskas ir daugiau galima kažką pafilmuoti. Kartu kurti vis tiek visą laiką įdomiau ir smagiau. Tai tikrai daugiau matysit Černiausko iki tol, kol jam neatsibos. Ir aš neužpysiu. Aistė prisijungia irgi, mano sužadėtinė. Tai irgi smagu pakurti, galima daugiau kažką nuveikti smagaus linksmo. Pasirašo mano durnom avantūrom. Smagu, kad žiūrit. Smagu, kad žiūrit. Šiaip kas juokinga, kad per visas tas 19-20 savaičių, kiek kėliau videkus, nei kart neskatinau, kad prenumeruotumėt kanalą, man atrodo. Jo, ar laikintumėt videkus. Ir jūs tai darot. Tai dabar noriu pasinaudoti progą ir paskatinti jūs paprenumeruoti kanalą. Man tai labai svarbu. 20 video, beveik pusiau. We're almost halfway there. Jo, šitas video blema kaip apie nieką bus. 20 video jau keltų, liko dar 32. Kas bus po to, nežinau. Kažką tęsiu turbūt. Kelsiu turbūt, bet nebespaudžiant savęs taip, kad kas savaitę būtinai. Daugiau laiko painvestavus į vieną kitą video, galbūt tobulesnis video gautus. Nežinau, gal. Šiaip, kas reguliariai mane žiūrit, galite komentarus parašyti, koks jūsų mėgstamiausias video buvo. Galite parašyti, kuris jums patiko labiausiai, kuris nepatiko labiausiai. Jo, aš sargu dar biškį. Aš peršalęs. Fainos 19 savaičių. Tai liko dar 32 savaitės šito challenge. Aš tikrai tikiu, kad aš jį įvykdysiu ir nepalūšiu, nes nepalauš YouTube'as. Jo, bet kartais nutinka taip, kad nėra ką nufilmuoti, nes įvyksta darbas, deadline'ai, turiu klientų, kam reikia montuoti ir filmuoti. Ir kartais liga happens. Čia turbūt bus trumpas video. Prenumeruokit mano kanalą, maldauju, laikinkit visus video, komentuokit ir galite į komentarus parašyti man palinkėjimą, nežinau, šypsenėlę uždėti. Kitus video peržiūrėti dar kartą. Man reikia idėjų, ką padaryti, kai nespėsiu vėl padaryti video. Ja, tai galite parašyti komentarus. Gerai, gana man čia eikvoti jūsų brangų, gražų laiką. Ačiū, kad jūs mane žiūrite. Aš jums dėkingas. Susimatysim dar 32 kartus, tai tikrai. Ir ja, iki kitos savaitės.